Labas rytas. Pusryčiai ant stalo, kaip smagu atsibusti. Marius prikepė blynų skanius, uogienė, cinamonų, bananais. Ačiū kapitonui. Sailing Vivačią žiūrim. Ir turbūt panašu, kad stovėsi mane, Mariau. Nes labai jau pasišiaušė laukia. Nu, žodžiu, šiandien rytas kitaip atrodo. Visi prisirišę smarkiau. Pučia, šniokščia, ošia. Žmonės tame laivelį irgi supasi. Šiaip malonu labai miegoti, nes labai gerai supa. Žodžiu, diena bus skirta pasivaikščiojimams ir pamiegojimui. Šiandien oras toks, net juoselį banga į dieną. Prigesinta, bet vis tiek nemažai. Vėja daug, gūsiai dar stipresnė. Visi sėdi, kas laivuose, kur, kas kemperiuose. Ir laukia, kol baigsis. Vakare lietus turėtų nustoti, o vėjas bus tik tai iš kitos pusės, dabar yra iš tos, bus iš ten, tai dar ir rytoj. Žodžiu, šiandien laidą, o rytoj bus tik vėjas, tai eisim pasivaikščiot, pramogauti, o gamtą turėtų nelygti. Štai dabar užsiimam tokiom pramogom. Kas skaito? O neskaito. Guli. Prašau, nu. Kas ten guli. Nu, prašau, tavo dabar reikia. Kas geri kavą. Žodžiu, pramogos. Besimaudančių. Geras. Nu ką, pasigailėjo turbūt, kad išėjot, ką? Nu, vaizdelis tai labai prastas. Aš ėjau tikrinti, ar krantai vietoj. Onas kateris makaluoja, siaubas. Nu jo, eikit kur sausa. Ar radot sušių? Aš čia kaip per gerą plaukimą viduj, eisiu miegoti. Aš per rankovę sušlapau. Nu, vat, ką sakiau. Paliesk. Nu, parodyk. O jetau, jetau. Paliesk mano ranką. O jetau, varvekliai. Aš paruošiau jau rūbus kitus, nes jau supratau, kad čia gerai nebus.
nori pasidžiauti kelnes. Kažkur. Nesimato tų vantų, linų ir stiebų kitų jachtų filmuojant per kamerą. Visiškai. Ai, va, fokusuojame. Čia viskas duoda tai. Tai dabar miegam, bent aš. Paskaitom, miegam, pavalgom, miegam. O, išsimiegosiu už visus metus. Tikra šventė. Tikros atostogos. Visi slypi savo slėptuvėse, o kaimynai tvarko. Šlyjo nieko. Žinau, kad nori. Kur čia gali išplaukti tokio oro? Niekur. Viskas teliuškuoja, putoja. Bandysim pasiekti visi. Toks prasivaikščiojimas. Okay, of course. Atrodom, kaip filmuojam. Tai viduj, kaip čia pasakius šiandien, kaip čia pasakius. Oi, plaukiant kitą kartą, kaip nesupa. Pasikeitė šiandien. Kokia vėliava? Šiandien gal. O, viena. Dušiukai paprasti tokie, tvarkingi. Viskas, ko reikia, yra. Va. Švarus. Svarbiausia. Čia langelis. Prasoja man. Matau, kad čia. Žiūriu, yra besimaudančių, geras, čia tai jo. Toj pusėje gal mažiau bangų negu. Sugalvojo maudyti, žodžiu. Pusė įgulos.
Mes su Udriu pasiduodam. Bet čia vat yra tokių besimaudančių ir visai mažų vaikų, tai nesuprantu. Dabar nutiko vėjas, bangos dingo, mes esam ciklono vidury. Aplink mus kažkur ten sukasi visi vėjai stiprus. O mes laikinai esam ciklono vidury, bet paskui atsidursim vėl, slinks ciklonas ir mes vėl gausim vėjo, tik jau iš kitos pusės. Ir tu nori, einam iki tėčio. Einam. Paskui pažiūrės tėtis, kaip vanduo, gerai? O kas yra per sutvėrimas tie vaikai, kad jie visada nori. Ar šalta, jiems turbūt ir žiemą jie maudytųsi. Nežinau. Manęs tai visai nevilioja, nežinau, gal aš jau čia pabūsiu šiltai. Užsigrūdinę ten vaikai. Ką? Tiek to vandens, o kaip vanduo? Nu va. Vakar šilčiau unytė buvo. O tai kriokia vaikai jau. Nu vasara, atostogos kaip nekaip, ne? Jau tu dabar drebi. Aš matau. Nežinau, nebent tą tokį niurkt padaryti, ištraukti, suviniuoti ir viskas. Ir šiltai... Ką? Kol išviniuosi ją. Tai va, nu kad čia sugalvojo tą būrį. Pažadą reikia tesėti. Nu, nors vieną kartą bus. Nu, šiandien biškį giliau. Pripūtė daugiau vandens? Valio! Jėzau, išbirs visi rūbai, Unė. Apablūdai, netrauk. O taip, net pati nenori ilgai maudytis, ne? Bėgam. Einam į dušą, atneš tėtis. Einam basom. Einam šildytis. Nu tai pasišildyk. O taip. Viskas nurimo. Dabar esam ciklono centre. Tai tylu, ramu. Bet naktį ateis vėjas tik tai jau iš kitos pusės. Bet tik prognozavo be lietaus. Štai galim dabar pasivaikščioti, kol ramina. O paskui vėl pūs. Visur rūkelis dabar pasidengęs, nes drėgmės visur pilna. Išsiruošėme gastrolės, nes esame dabar ciklono vidury, o ciklono vidury būna ramu, bet tuoj sugrįš vėjas tik jau dabar iš kitos pusės. Tai turim kažkiek laiko iki 12 valandos nakties ir va čia vietinė kavinukė yra. Parodysiu, iš kur mes atėjom. Mes va iš čia ir atėjom iš uostelio. Iš čia. Tai va, ir einam apžiūrėti, ar čia yra kokios gyvybės. Vakar matėm, kad čia veiksmas vyksta toj kavinukai, taip jaukiai čia. Čia jie turi pliažiuką. Viskas dabar skęsta rūke. Va, toks senas pastatėlis. Va, su tokiu gražiu bokšteliu kaip ir. Aha, matau. Va, prašau, kaip jums pasisekė. Faina kavinukė tikrai jau. Labai. Norim truputį pajudėti, nes... Oho, žinojau, šiaip Švedijoje daug kur arkliukus laiko. Ai, čia nemačiau tų. Čia toks, kas čia dabar galėtų būti? Čia suktukas. Suktukas, nu gerai, suktukas.
Mes galima jį O čia maža scena, čia vadinasi vyksta ir tokie koncertai. Kokie nors vakarai muzikiniai. Mama, aš tą sieną lengvai galėčiau perėti. Aha, va taip aš įsivaizduoju savo šiltnamį. Va taip. Kad ten ne pomidorai augtų, o saujėjai. Kokie nors augalėliai auga, va vynogę matau. Lemputės dega, kavą geri, arbatą. Va. Na gerai, aplinkui lavandos ten žydi, dar eina savo, noriu pažiūrėti dar truputėlį arčiau. Va. Va. Oi, koks grožis varpeliai, kaip gražiai žydi. Kiek jų čia daug. Aišku, lietaus nuplauti. Va. Čia yra baseinas. Įdomu, Ir čia sušiai ten gaminami. gerai. Čia vadinasi yra kempingas. Tie, kur valgėm. Mhm. Ir tu neturėjai apetito. Nu va, išdavė mane. Neturėjau apetito. Bet aš jau turiu. O, koks arkliukas. Liuks ir ten dar vienas. Liuks, aprengtas kaip gražiai. Va. Jam būtų šilta, pasirūpino jam, kaip labai gerai. Va, koks gražuolis. O šitas elektrinas. Gali būti, geriau nelyskim. Bet įtariu, kad neturėtų elektrintis čia. Nes čia tik tai šiaip, vat. Ištempta kažkam. Kiek prilaužyta šakų po audros? Taip, Nu tikrai. čiaudos. Nu taip, matai šiandien, kaip mumis vartė. Kratė ir visaip Man kaip. čia už tos tvoros yra baseinas, man atrodo. Baseinas, nu pažiūrėkim. Ui, Taip gal atrodo. matysis, jeigu ten neįs. Mhm. Kemperių nemažai privažiavę, ne? Vat matai, Burksviko ten, kempingas. kur uždaryta. Tai ten mes Mhm. pirkom susišys. Ai, supratau. Tokia ramybė dvelkia. Mes čia pakiečiu nėjom taip tiesiai. Mhm. Man gražu tos akmeninės tvoros pas juos, jiems labai tinka. Aš tą tvorą lengvai galėčiau perlipti. Tikiu, nes ir Ūla labai lengvai perlipo kelių metrų tvorą, kai buvo tavo amžiaus. Kokio kilometro? Su spigliais net perlipo pas kaimynus. Pas dėdį Jašą? Taip, Kaip? taip sugebėjo. Kaip Pepė ilgakojinė, va, tokia stipruolė buvo. Ir tu tokia. Ne, aš Skaitom dabar. negaliu per tokią spigliuotą. Ne? Nu, per nespigliuotą tu gali irgi gerai. Priėjom tokias pievas gražias. Su ramunėlėm, su krapais, su gėlytėm, žolytėm. Toks jausmas, kad čia kaip koks safaris. Ir čia dabar norim kažkutį prasimankštinti ir va. Jis lepiasi nuo kameros. O, ne? Nesislepia. Gerai. O tėtis štai ten. Gerai, grįžtame. Kūniai pradėjo botai trinti kulnus. Brolis pasisiūlė išgelbėti. Vietoj jų kelnot mane. Ai, kiek tu sveria? Apie 20 kažkaip. Tai broliui treniruotė, negali eiti į salę. Galima žiūrėti iš kampo. Gali ir pasakyti. Na, jeigu ką, kritiniu atveju susibursim iš tokių durų. O, išlindė. Tai čia kelias į tą miestelio centrą, taip? Nu, supratau. Išėjo žmonės pasivaikščioti, ne? Šiaip irgi Na, buvo toks tylus. tylu. Aha. Ai, čia tas Burksvik. Radai tą alų. Aš arbatą tokia.
Lakrits. Mūsų šildo tokia lemputė labai fainai. Labai jauku sėdėti. Det han inte sa var att han försökte ta körkort igen. Han misslyckades precis innan sommaren. Šiandien turim pirmus nuostolius. Likom po spreihudo liemenį, jinai gavo per daug drėgmės ir išsipūtė. Va, bet iš geros pusės, taip žinom, kad bent jau liemenė veikia. Va. O, Pravedėm edukaciją vaikams. nu, o rytoj reikės susilankstyti ir užtaisyti iš naujo. Tokie reikalai. Ar edukavotės? Taip, tiksliai. Yeah. Dar buvom pasislėpę. Oi, taip. Sugebėjo tokiam laivė, supranti, pasislėpti, kad aš niekaip negaliu rasti parėjus. Kilo panika, kur vaikai. O jie būdų savo. Susispavo. Man dar kulna. Nutrynė botai kulną vaikui. Džiaugi. Bet nesmarkiai, neparodyk. Nieko. Bet to atradimo dieną atsirado vilnonės Mano kojinės. kojinėsgi, kurių aš ieškojau. Žalia boja, raudona boja. Žalia dešiniai, kairiai raudona. Tavo yra, močiutė numesgė tau kitas. Palauk, paduosiu. Irgi tokias. Mhm.